koks skirtumas tarp kamado griliaus ir dujinio griliaus? Dujinių grilių visa esmė yra tai, kad su jais temperatūrą valdyti labai paprasta ir jie labai greit reaguoja į tiesiog pasukus rankenėlę. To nepadarysi su angliniais griliais. Kitas pliusas yra tai, kad nėra jokių anglių, taigi nėra jokių pelenų ir su juos prižiūrėti yra kur kas paprasčiau. Minusas būtų toks, kad jeigu kepate ilgiau negu 3 ar 4 valandas, mėsa gali pradėti džiūti, dėl to reikėtų pradėti naudoti vandens voneles. Tai dujinis grilius yra tiem žmonėms, kurie nori tiesiog greito ir paprasto rezultato ir jiems nėra svarbu procesas. Kamado grilius, jie yra padaryti keramikiniai, tam, kad ilgai išlaikytų ir akumuliuotų šilumą ir jų visa esmė yra ilgi kepiniai. Taigi mes pagrindę keptume 6 valandas šonkulius, 10 valandų brisketą ir panašiai. Pliusas tai daronas toks, kad labiau jaučiasi dūmų kvapas, taigi tas labiau jaučiasi barbekio efektas. Minusas būtų toks, kad jeigu mes norėtume išsikepti tiesiog keletą steikų, mums reikėtų kurti visą grilių ir tai užtruktų apie pusę valandos. Kitas dalykas yra tai, kad reikėtų vis dėlto pramokti kepti. Nes jeigu mes temperatūrą pakelsim per aukštai, ją numažinti užtruktų ir tai gali pradėti džiovinti kepinius. Taigi, apibendrinant, greita vakarienė po darbų – dujinis. Ilgas barbecue seansas savaitgalį – kamado.